Labą dieną, prašom užeiti į mūsų namus. O kai svečiai išeina, visada prisiminkite namuose išsivalyti namų energiją. Kaip tą pasidaryti, dalinuosi šiame video. Pirmiausia, tai atidarome langus ir išsivediname namus. Išsinešam šiukšles ir nepaliekam jų prie durų. Taip pat išsisiurbliuojam, išsiplaunam grindis, išsivalom dulkes. Ir pereinam per visus namus su smilkalu ar šalaviju ar palo santo. Būtinai išvalykite kiekvieną kampą, kampuose daugiausia yra negatyvios užsistovėjusios energijos susikaupę. Patinka lauro lapas arba pelynas, kiečio šakelė. Taip pat kviečiu naudoti eterinius aliejus, aš naudoju ir difuzorių jiems. Taip pat namuose naudinga turėti druskų lempų ar žvakidžių. Kol svečiai lankosi jūsų namuose, uždėkite žvakę, taip pat uždėkite žvakę, kai jie išeina. Ir namuose turėkite jūsų namų energiją apsaugančių kristalų. Daugiau naudingų patarimų sulauksite energijos valdymo kurse jau gruodžio mėnesį. Kviečiu registruotis į mokymus internetu.